Sveiki visi. Šiandien jums parodysim vieną triuką su kortomis. Jeigu surinksime 50 peržiūrų, tada padarysim paaiškinimą. Pradedame triuką. Iš pradžių išmaišome savas kortas. Nesvarbu kaip. Štai išmaišome. Galime ir šitaip išmaišyti. Nesvarbu. Galime perkelt. Nesvarbu. Dabar atverčiam visas kortas. Ir iškart pasakau, kad vartukas yra 11, tūzas yra 1, dama 12, o karalius 13. Taigi jos dedame maždaug vidurį visus, ne vieną vietą. Štai ne vienodai. Ir kadangi čia yra 3, mes skaičiuojame iki 13. Pavyzdžiui, 3 ir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 11, 12, 13, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nebeišeina iš kortų. Jūs nusisukate, pradžių sulyginant tas vadės, jūs nusisukate ir paprašote žiūrovo, kad jis atverstų 3 kalades. Jūs nusisukate, šiuo atveju kas man atverstų, tai aš pats atversiu. Štai 3 kaladės, jūs susirenkate visas atverstas kortas ir tiesiog sudėsite gražiai 12 kaladės. Dabar paprašote žiūrovo, kad jis atverstų 2 kaladžių pirmas kortas. Tai 3 ir 5. Ant stalo dedame 10 kortų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Čia yra 3 plus 3, 1, 2, 3 ir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dabar mano esmė yra atspėti kokia čia korta. Tiksliau koks skaičius. Manau, kad čia, kaip ir čia, yra 5. Ir aš esu teisus. Taigi, 50 peržiūrų ir bus padarytas paaiškinimas. Viso gero.